Shadow of the Sky! Rugpjūčio pabaiga, puikus oras. Aišku, oras mus lepina, kas yra iš tikrųjų labai smagu. Kas tai? Gal ne taip. Nors kas tai stovykla? Vaikų stovykla, tai manyčiau, kad pagrindinis darbas tai yra atliktas vis dėlto prieš stovyklą. Tai yra pasiruošimas, tai yra suplanavimas, tai yra bendradarbiavimas konkrečiai su vaikais ir jų poreikių, nūdienos poreikių tenkinimas, įtraukiant juos į veiklas ir tuo pačiu prašant prisidėti vykdant tas veiklas. Labai dažnai mes girdime, kad karta vienokia, kitokia karta, kad iš jų nieks neišauks, bet prisimenu save, kai prisimenu savo draugus, kolegas, kurie, manau, girdėjo lygiai tą patį. Kai kalbėta buvo, kad nieko neišauks, nieko nesigaus, kažko tai neišmoksim, nepadarysim. Dabar galiu drąsiai tvirtinti, kad gyvenom savo gyvenimus ir netgi galim padėti kitiem. Situacija yra tokia. Pakartoju. Vanduo, kuprinės, maudymosi priemonės, apsaugos nuo saulės, tai yra kepurės. Toliau. Visur tvarka. Mes dabar visi stovim. Jo, visur tvarka. Kambariuose. Kas ten dar kalba kambariuose? Pakvieskit iš kambario. Žiūrėkit, visur tvarka. Čia indai sudėti, kėdės išlygintos, stalai išlyginti, viskas nuvalyta, sutvarkyta, viršuj, viskas taip toliau. Tada gaunate telefonus. Jūs turite tik 15 minučių. Ar tinka? Ar tinka? Jo, viskas, davai, tvarkome. Kas vadas, pakeliam ranką, kas vadovavo tvarkai? O ir vardas jūsų? Tumas! Šaunu, Tumas Juršas, šaunuosi. Einam toliau žiūrėkit man. Vaikai, jaunimas. Aišku, jis visą laiką skiriasi nuo mūsų su didesnė patirtim, su ilgesniu gyvenimo keliu. Tačiau jeigu mes kartu ir būtent pabrėšiu, kad neretai mes iš jų mokomės. Kaip tai keistai neskambėtų, bet tikrai neretai mes iš jų mokomės. Mokomės tolerancijos, mokomės kantrybės, mokomės kitų labai įvairių pamirštų dalykų ir manau, kad iš jų tikrai išaugs nuostabus, protingi, gebantis atskirti gerą nuo blogą ir tikslo siekiantis žmonės. Kaip pirmą dieną praėjai? Gerai. Gerai miegojau, atsikėliau, pasišnekėjom, muziką paleido, po to nudainavom, po to visi atsikėlė ir, ir ėjom pasportuoti ir pavalgyti. Bitės! Vanduo. Kas čia vyksta? Kas čia vyko? Nežinau. Telefoną pasiėmėm, ne? Jo, pasiėmėm. Radot visi savo. Viską turit visi? Tai vadovas, žygis kokiu maršrutu? Žygis į Svencelę, į kanalą, bandysim gaudyti žuvį. Girdėjom, kad atsirado labai didelių žuvų, mėginsim ją pagauti. Šamai. Gauruodį į šamai. Kiek kilometrų einas? 13 kilometrų.
Rikiaujamės. Nu ką, tikimės gero oro, Kaip vadinasi stovykla? gerų emocijų. Tai va, ir gal pavadinimas neturi tiek tos esmės, kiek norime įtraukti į veiklas gamtoje. Ir skatinti judėjimą, pažinimą. Sveiki gyvensim. Sveiki gyvensim. Nu, kad ne prie kompiuterio, aš turiu omeny. Jo. Jo, panašiai. Priežastis niekinga, kiek nedaug tai reikia, mūdviem su tavim. Viso gero, mano mielas mieste. Kas pas mus išskirtinio? Sunku būtų taip kažką tai ypatingai išskirti. Galbūt tik tai, kad man būtų sunku, bet aš pamėginsiu pažiūrėti iš šono į visą tai. Tai galbūt mes esam ne naujuose pastatuose, galbūt mes esam ne patys gražiausi modeliai, galbūt mes esam paprasti, bet jaunimas ir mes bendarbiaujam ir puikiai sutarim. Manau, kad viskas mums puikiai sekasi. Patyrimų stovykla šiais metais žvejūkai nusisekė kaip niekada. Nors ir jauni maži išdykę, bet vadovų klausosi. Kaip džiugu tokiam karštyje atlaiko tokias apkrovas. Kaip nekeista, kad patys mažiausiai prisijungia prie turistų būrelio. Nežinau, ateity tikėkimės bus tokie patys, šaunūs užaugs, šaunūs, kad padeda, supranta ir klauso mokytojų. Darykit, pačiupinkit ir paskui pasakysiu, kas čia. Nereikia dabar paprašyti. Toliau, bet taip normaliai. Kas čia ir kam naudojo? Čia kareiviams? Nu, galit, aišku, pažiūrėti. O gal čia kareiviams kaip reikia? Pažiūrėkit visi, kam naudojo. O tai gal kareiviams kaip reikia? Dabar tu dar nepačiupinai. Pažiūrėk. O gal čia medžioklė? O gal čia medžioklė? Jis yra Kaip kam? taip, kaip jau buvo. O gal čia? Matom, turbūt ne karvės ragas, ne?
Na, papūskit, aišku, papūskit. O čia tikras ragas? Ne, yra kažkoks jis plasmasės. Ne, tikras. Kažkoks jis plasmasės manęs. Na, tai buvo plasmasės. Jaunimas, žiūrėkit, jeigu nesukopėm dėmesio, o neblogai, nu, žiūrėkit, ar visi dar nečiupės? Plasmasės? Ne, tikras ragas. Pala, neįdink to. Man kamera jų. O čia yra medžioklė. Tokie dėdės ir tetos vaikščiojo mūsų apylinkėm, čia gyveno, gamino valgyt, augino vaikus ir buvo mūsų protėviai. Tai va. Tai... Tarnavo karaliui. Karaliui, jo, turbūt. Tai šiandieną kas bus nedrausmingas, eis pas tą dėdę miegot. Aš aišku suprantu, kad jis labiau vestųsi kokią nuotaką. Bet, žinot. Gal tada trumpai papasakojom, kam tas ragas buvo skirtas. Aš jau irgi galvojau, kad čia skirtas jisai ten kaip man. Ką darydavo? Gerai, dėmesio! Ragas kaip signalas buvo, įspėrimas kaip sirenos dabar, kad yra. Kad kažkas tai atjuda priešas kažkoks neatpažintas. Kitu atveju čia mūsų krantuose, pavyzdžiui, kai skandinavai plaukdavo su laivais plėšti, mūsiškių atseit. Ar kiti mūsiškiai plaukdavo pas skandinavą plėšti. Įsilaipina iš laivo kokią, dėkim, 100 žmonių. Pasiskirsto po 20 žmonių grupės ir varo po kaimus visi. Bet tokio atstumu, kad girdėtų ragą. Ryšys, mobilus ryšys. Ragas, kai suputė, reiškia, visiems reikia grįžti atgal į laivą ir bėgti iš ten, kažkoks pavojus kažkur tai yra. Aišku, jeigu kažkas negrįžta, tai jau eina ieškoti. Kuom vikingai būdavo geri, kad jie neskubėdavo žudyti aukų, užpuolę kaimą nieko. Ir jų niekas pagavę neskubėdavo žudyti, nežinodavo, kad ateis ir paprašys išpirką už tos savo karius. Tai va taip ir gyveno. Tai kario gyvybė buvo labai brangi, aš supratau. Jo. Tuo laikotarpiu, ne? Ir yra pas mūsų čia, pavyzdžiui, iš skandinavų ten sagų. Su to giliu to pačiu, čia tokiu karžygiu. Skandinavų galingiu. Ir sagoje rašo, kaip moteris kalbiniais užmėtė karius kampės tarp poros, jie susipainėjo ten su ietim, ten tarp tų skalbinių ir, ta prasme, pasidavė. Tai po kažkiek laiko iš to laivo atėjo už jos išpirką sumokėjo ir jos pasiėmė atgal. Taip kad miręs karys nenaudingas buvo, gyvas geriau laikyti. Negu kad kitur. O dabar čia va, aš matau, kad yra visa tokia ginkluotė, tai ta ietis būdavo tokia pakankamai rimtas įrankis, ne? Tai galim. Iš tikrųjų trumpa labai. Turėtų būti ilgesnė. Neatsukit nugaros kamerą. Čia šiuolaikiniams vikingams, kur nepatogu mašinai vežiotis, tai žinai darai trumpesnį. Bet čia su ją ir smeigdavo, ir galėdavo atremti į žemę įsmeigęs ir visai turbūt. Naudodavo, kaip sakyti, porimčiai tą įrankiuką. Ir aišku, skydas turbūt, taip. Vienas svarbiausių buvo ginklas, toks labai svarbus. Skydas irgi jau matė savo. Pas dalyvauja kautynėse Darius, tikrose. Tai ką, padėkokim Dariui. Ačiū Dariau! Padėsiu išnešti. Gal merginas sveiki. Dabar visi kiti. Ten į tą pusę eina tu. Tai asusodins ar mes? Ne, į tą pusę ten eina ir... Kur tu vėl eini? Prašau vas to tenai į eilę. Nu taip nenoriu valgyti. Nu. Stoji į eilę, nenori. Žinau tavo nenori. Stok į eilę. Kaip? Ne čia. Nu, skaniai pavalgėt?
Negirdėt kažkaip kamerą. Na, gerai. 3 porcijas, liko tik taip. Liko 3 porcijas tik taip. Liko 3 porcijas, kaip čia kompanija. Valgo. Aš skaniai buvo fotografijos vadovai. Tam mačiaims vadovai. Savaitė. Ką mūsų vyriausias pareigų vadas? Visa valdžia Vilniuje sėdi. Ne, bet maitinims užtikrins buvo. Visi džiaugiasi. Užtikrins, kad maitinims buvo aukštam lygiai, skonin visi. Teisybės nesakysiu, meluot nenoriu. Nu, nes tai buvo. Niekas negali nepatikėti, kad taip skaniai gali būti. Ir tiek daug. Nu, vat. Taip skaniai ir daug. Va, čia yra mūsų... Tai kiek porcijų čia suvalgiam? Šiandien 30 sriubos, 30 plovo. 30 plovo. Nu ir vakarienį susitiksim dar, ne? Dar vakarienį O, tvarkoj. Pirmas veiksmas. Užuolaidos atsidaro. Pučia vėjas, plasdendamas ąžuolų girią, mušdamas savo vėjų prie žemės drugelius, debesis praskrenda nakties palaukėje, kelmas tupi, beveik jau amžinojų miegu irgi miegodamas. Debesėliai dangūn, lyg tai mėnulį užstodami tolumoje matosi praskrenda. Su nakties tylą perskrodžia lokys. Stirnaitės išsigandusios, kad bėgs iš šitos pusės. O tolumoje dar mes pamatome, kad piktoji ragana šitam spektaklį dalyvauja. Bet į gerosios fėjos užburta mėgina pabėgti iš stiklinio indo. O krikštolinėme karste piktosios raganos užburta guli princesė. Ir kas ją galėjo užburti tenai, ir kas galėtų ją išgelbėti, gerbiami spektaklio žiūrovai. Vienintelis personažas, tai gerasis princas atjoja žirgu. Atjoja žirgu į šitą karalystę, sėdi ant žirgu, joji, įjoja į karalystę, viską darom visi. Atjoja, nulipa nuo žirgo, apsižvalgo, pridėjęs akis prie vilnos. Ir kasgi čia tu šitoje karalystėje dedasi. Ir pamato savo mylimąją princesę, deja stiklo karste. Jinai yra padėta ir kaip pagal pasakos scenarijų užtektų ją pabučiuoti į skruostą. Ir jinai atsikeltų iš to miego. Bet deja yra stiklinėme krikštolinėme grabe. Todėl paima princesė su visų karstu ant rankų. Paimam ant rankų princesė jo. Nusineša, užkelia ant žirgo. Ne pats nesėda, ją užkelia ant žirgo. Ir paima princesę, pakeli, kadangi stiprus yra, pakeli, su visu žirgu pakeli princesę. Su visu žirgu. Ir išneša iš tos scenos ir padeda. Ir toliau jų gyvenimas vyko laimingai ir sėkmingai. O visa tai vyko ten, kur šviečia mėnulis, nakties debesį prakoždami, pralėkia debesėliai, drugeliai, kelmas, miškas ąžuolų, ragana piktoji ragana gerosios fėjos užvata taip neišskrenda, prasliuogia stirnaitis, varna praskrenda, lokys, lyg tai paskutinį pasakymą, kad pabaiga yra sušniokštė, užuolaidos užsidaro. Spektaklis baigtas, ačiū aktoriams, paplojame.
Meniu patvirtintas buvo. Taip, meniu patvirtintas mes buvom suderinę su ministerija čia, su švietimo ir kulinarijos, kurios dar nėra, bet greitai bus. Paveldų, kultūros. Žemė. Smagu. Kas labiausiai? Viskas smagu. Viskas smagu. Ir kas labiausiai? Nu, o kas taip labiau? Maudytis. Maudytis patinka. O ko norėtum? Dar kokių veiklų, kad būtų? Nežinau, viskas normaliai. Iki šiol viskas normaliai? Šaunuolis, kaip tavo vardas? Vilius. Vilius, su pavardė? Jurkšas. Jurkšas, Jo, visai smagu. Kokios veiklos labiausiai tavi? Žvejyba tikriausiai. Žvejyba, ne ir. Nu, šiaip tau, nuo kiek metų žvejoji? Paskutinį kartą 8, bet tai prisimenu. Nu. Tai kokį tu laimikį pagavai? Aš su prosenelio pagalba, man atrodo. Su prosenelio pagalba. Tai prosenelis aistringas žvejys ir tu tą tokį pamėgimą turi, ne? Daugiau tokias, ne plėšrūnės, o tokias, kurias valgo, kaip, ten raudė, ten karosas. Smagiausiai tas žuvis. Jo, šapalas. Tai tu turbūt ne tik būrelį žvejoji, išeini ir pats šiaip, ne? Jo, aš turiu prūdą, pats ir ten labai įleisti didelių karosų, ten įsitraukiu, dar lankau su Raimondu. Raimondas yra mokytas ir lankau dar būrelį žvejybos. Tai pilnas vardas Žygimantas turbūt yra. Jo. Žygimantas, gal žygi visi sutrumpintai vadin. Nu smagu, o tai dabar jau su spiningu, pavyzdžiui, žvejoti? Nu, su spiningu aš esu bandęs daug kartų, bet šiaip man smagiau su plūdinimu, tai dugninė. O Jonui, mano broliu, tai su spiningu. Su spiningu labiau. O žinai tokį žvejybos meškerį, kaip sakyti, įrankį muselinį? Muselinį? Nu. Nesigirdėjusi, ne? Nu, dabar internete ir galimybių visokių yra. Pasidomėsi turbūt, kas ir muselinį meškerį, ne? Tai tvarkoja. Gerai, ačiū tau. Iki. Su laivais tai 6 metai turbūt. 6 metai, nu į kas užkabina prie to prieiti? Tai pats pirmas laivas buvo, ten tokia valtelė. Skandinaviška. Katrą, tarp kitkai, Dreverną atsivežiau pirmą kartą, plaukiau. Galvoju, ežeriukas, viskas nieko. Į Nidą plaukėm iš Drevernos. Dviese su draugom būrės pradžioje, paskui irklais labai ilgai. Na ir pamačiau piktas marės. Tai kitais metais nusprendžiau, kad reikia rimtesnio laivo, tas netinka. Taip ir gavos. Kitais metais kitą pasakiau, kad didelė, kad aš neplaukti. Paskui to automatiškai ir užsikabino. Sakau, ta pirma ten buvo iš vis iš idėjos. Aš ten žvejybai paprastą valtį norėjau pasidaryti, bet panaršiau po internetą. Akis užkliuvo už tų skandinaviškų. Tom ir pasilikau. Paskui, kai tą Nidą suplaukėm, mes atsivežėm į jūros šventę tą valtelę. Į Dangės flotilę. Prisitrynėm nelegaliai. Aiškus priėmė, ten pamatė medinukas. Ir tuo pačiu buvo tas mūsų klubas, Kuršių ten rekonstruktorių, tas Pilsas dalyvavo. Nu, aiškus priėjau, man ten irgi sudomino stipriai. Ten užšnekėjom, ten apžiūrėjo mano tą valtelę tokia, ten graži buvo su tais visais drakonais, išdrožinėtais, viskas pagal tos motyvus, visus vikingų. Tai ten paskui į after party tą nusivežė mane ten į sodybą tokią, nu ten, aišku, pašventėm gerai, nu ir pradėjau aš iš jų juoktis, taip, draugiškai pašiepdamas, kas jūs per vikingai, kad laivų neturi. Ten, tai sakau, gerai, kitais metais bus laivas, juokės tada iš manęs jie.
Nu, bet va principas, va tas va pastumėjimas atspyrėsi užpakalį ir buvo toks, va, kad reikia būtinai padaryti per sezoną žiemos. A teisybė, kad tokiais laivais perplaukdavo Baltijos jūrą? Taip. Taip. Žiūrėk, net laužavietė, matai yra? Būdavo. Visi dabar į mane, su didelėm šipsenom. Pamojuokite dar. Taip, nu ir nejudėkite. Tai va, šiandien mūsų dienos patiekalas, mes jį parsivežėm iš tolimos Italijos pietų, pasta makaronė al dente, kur mokiausi pas geriausius meistrus Italijos ir tikrai tai truko labai netrumpai ir su savo kolega demonstruosim šiandien tos gebėjimus ir pabandysim pakartot patiekalą, kuris garsėja visoje Italijoje. Mes ir kalbam. Nes kai aš darau mėsos dedu konservuotus, tai vadinasi makaronį paflotskį. Jo, yra dar su kaputnamu, aš girdėjau, makaronį. Su kapustai. Esmė yra tame, kad tai pats patiekalas, tai yra makaronai al dente, pasta al dente, tai čia matote apie jokią mėsą ir kažką tai nieks nekalba. Tai va, tam tikrų būdų yra užkaitinamas vanduo, kurį nešė nekaltos vaidėlutės tamsiai mėnesienos naktį iš šaltinio. Šaltinio vanduo jo čia. Jo, tai va, tai ir jis yra... Bet žodžiu, makaronai paflotskį, tai čia ne tas, ne? Ne. Na, supratau. Yra, ragausim. Ne tas patiekalas. Ragausim, mėginsim to patiekalo. Visas jo savybės geriausiai, dar kartelį parodau. Makaronai, kaip jie vadina, vermišeldiai ar? Ne, tai yra lietuviškai būtų rageliai. Rageliai. Itališkai rokten nokten. Itališkai rageliant skilelėm. Rageliant biškiukį, nu taigi trumpesnė jo. Nu tai čia kaip yra tų niuansų. Žodžiu jo, va tokia virtuvė, sanitarinius reikalavimus atitinkanti. Dabar yra 8 valandas 15 minučių.
Ernestas kaip vadovas yra tikrai rūpestingas, tikrai apie viską, viską apgalvojantis. Nėra nei vieno jo sprendimo, kurio jis net neapgalvoja. Vis laik žiūri į priekį porą dar žingsnių. Ir Ernestas tikrai yra geras žmogus ir tikrai abejoju, kad taip paimtų ir užpyktų be priežasties. Žygis. Žygis, smagus buvo, ne? Šiaip veiklom visokiam. Mane labai nustebino žvejyba. Žvejyba mane nustebino. Ir žygis. Ir žygiai, jo. Ši stovykla buvo kryptinga. Buvo nukreipta konkrečiai fotografavimui, buvo nukreipta turizmui bei žūkliai. Manau, kad jaunimas buvo tikrai labai motyvuotas, buvo labai susikaupęs, susitelkęs, buvo puikus jauni žmonės, kurie tikrai siekė, kurie padėjo, be galo padėjo mums daryti veiklas, įsitraukdami į jas. Taip, mums buvo tikrai lengviau dėl jų didžiulės motyvacijos. Noriu padėkoti tiek jiems, tiek jų tėvam, kurie skiria laiko, noro, atvežė savo vaikus, patikėjo mums juos šiomis dienomis ir leido pabūti su jaunimu, priartėti prie jaunystės mūsų. Tai ačiū Jums.